Labas mėlėjai, sveiki atvykę į mano kanalą. Tai šiandien aš noriu jums padaryti tokį išskirtinį kažkiek tai video, tokį, kokiu aš nelabai kada darau, bet tiesiog atėjo va tokia idėja ir galvoju padarysiu. Galbūt kažkam bus pravartu ir aktualu taip pat. Žodžiu, visų pirma, sveiki, nauji atvykę į mano kanalą, mano vardas Karolina ir mano kanalas yra apie sveiką gyvenseną, apie mitybą, apie sportą, apie tai, kaip siekti savo tikslų ir aš tiesiog noriu visus įkvėpti gyventi laimingai, gražiai, darniai ir tiesiog būti pozityvesniems ir žinoti, kad mūsų galimybėms ribų nėra. Bet į tą visą sveiką gyvenseną, į visą mano šitą kanalą įeina viskas iš tikrųjų, tai bus kelionės ir truputį gal grožio produktai, ir receptai, ir treniruotės, ir na žodžiu, visko po truputį. Kažkiek, kiek man tik tai išeina, kiek aš galiu, aš įsileidžiu į savo gyvenimą ir pasidalinu savo mintimis, savo įspūdžiais, savo kasdienybę ir panašiai. Tai šiandien dabar ilgai neplepėjus, netauškus, aš noriu pasakyti tokį dalyką, kad aš iš tikrųjų nesu mėgėja dažytis. Na, va, ir dabar be jokių dažų. Ir aš pasidažau, nuo pirmadienio iki penktadienio mano visiška rutina veido priežiūros yra jokia, realiai. Aš nieko nedarau veidai, aš tiesiog jį prausiuosi su muilu, esu tą muilą gavusi iš draugės dovanų. Na, iš tikrųjų, galbūt aš jums tą veido rutiną ir nufilmuosiu. Parodysiu, ką aš čia maždaug darau, bet šiandien bus video visai kitoks. Tai žodžiu, esmė tame, kad aš makiažo priemonių anksčiau būdavo labai prispirdavau daug ir ten man būdavo įdomu, ten biškai buvau užsikabinus kažkada ant to make-upo. Iš tikrųjų, Militos Dikerytės makiažo kursuose dalyvavau Londone, kai buvo kažkuriais tais metais 2016 berods. Ir man tai padėjo visai išmokti ten tų makiažo pagrindų, ypatingai prieš dalyvaujant varžybose bikini fitneso, nes aš tada galėjau save pasidažyti ir iš tikrųjų išeinant kažkur out, jau tada būdavo mieliau ir smagiau pasimti ten to šešėlius ir teptukus ir visą kitą ir kažkaip pasipetkioti savo veidą ir pažaisti ir pasibandyti kažką naujo, kažkokį įvaizdį. Bet dabar, kadangi sakau, kai aš nesidažau nuo pirmadienio iki penktadienio dažniausiai šeštadienį, sekmadienį nesidažau, bet dažausi tik tada, šiek tiek, jeigu einam out kažkur su draugiam. Tai mano draugės pasidažo, tai galvoju, kodėl ir man čia nepabūti pasipuošusiai vieną savaitės dieną. Nesakau gražiai, nes aš nesakysiu, kad mergina yra graži, tik tada, kada jinai dažosi. Pasakykime tiesiog pasipuošusi, ar ne? Ir paskui iš tikrųjų mane labai daugas pastebi, dar ką norėjau pasakyti, jeigu aš pasidažau, tai tada sako, aš kažką pasidarė, nepasidažyti, pasidažau, sakau jo, sako, visai gražiai atrodai, sakau, na ačiū, nes dažniausiai paprastomis dienomis, tai aš visiškai nesidažau ir nieko nedarau. Na ir žodžiu, ir aš, jeigu žinote, kad žiūrite YouTube dažnai video ir ypatingai, kad žiūrite užsieniečius, žinote Jeffree Star. Iš tikrųjų, aš niekada jo video nežiūrėjau, labai įdomi, subtili ir iš tikrųjų talentinga asmenybė ir labai gražus žmogus vidumi, mane tiesiog jisai patraukė ir jį, nežinau kaip kas pavadintų, bet žodžiu, aš iš jo išgirdau, iš Jeffree Star, sakysime Jeffree Star, ir jūs nuspręsite patys, jeigu žinot arba matėt, ar jis ar jį, išgirdau tai jog. Aš tikrųjų iš to dalyko nežinau, sakau, nežinau, gal gėda, nu, kaip mergina galbūt turėčiau žinoti, bet nežinau, gal kažkas irgi nežinau, bet dabar žinosit. Ir žodžiu, ant makiažo bet kokio yra va štai toks, aš labai tikiuosi, kad čia prizumins, yra va tokia va tubelė, kur jinai čia yra. Va čia va yra tubelė, o tubelės viduje yra parašytas skaičiukas. Tai šitoj tubelė yra parašyta 12 M. M tai yra mėnesiai. Months, angliškai irgi. Mėnesiai. Tai 12 mėnesių. Nuo atidarimo produkto jis galioja 12 mėnesių. Tai dabar leiskit man jums pristatyti mano dažų dėžutę. Ir aš tada žiūrėjau tą video ir aš galvoju, wow, mano visi dažai bus visiškai pasibaigę. Tai aš jau išmečiau tenai plaukų priežiūros priemonių, nes aš jas pirkau 2017, iš viso dar tada turbūt, kada aš buvau Anglijoje, dar nebuvau grįžusi, atvažiavusi į Australiją. Tai žodžiu, gerai, dabar dėsiu visus produktus, kurie yra pasibaigę. Inflammable, čia kokia, neatsimenu net, kieno čia, rimelio, ne, palaukit, nežinau, kieno čia pudra. Safe Makeup. Golden Beige. Tik kieno čia pudra, nieko nerašo, tai kaip dabar žinot. Subjects, Flawless. Aš nežinau, čia L'Orealio ar Maybellino. Žinok, nežinau, kieno pudra, nes nerašo, arba šakla. Nerašo kieno pudra. Nu, žodžiu, jaunai tikrai senai pasibaigus. Tai dedu į tų nenaudojamų
Ir dabar einam per savo visus makiažus. Sakau, aš anksčiau būdavo prisipirkdavau, bet aš labai retai kada dažydavos. Tai dabar žiūrim. Tušas teleskopikai, aš jį dabar naudoju vien tik tai dėl šerelio. Tai aš naudoju veganišką tušą. Ir aš paskui šitą teleskopik šerelį tiesiog įkišu tą šepetėlį, patį šepetėlį įkišu ir tada pasidažau, nes man labai patinka, kaip vyksta tas pasidažymas. Čia, šitas va. Akių pravedimas, baltas, toks permatomas. 6 mėnesiai. Aš jį turiu kokius 3 metus. Gerai, metam. Reikia mesti viską. Ir apskritai šitos priemonės visos dabar, kurį žiūrit, ir žinot, kad mano kanalas yra veganiškas. Šitos priemonės yra kaip ir toksai įrodymas, kad aš tikrai nežiūrėdavau, ar veganiška mano produktai ar ne. Tai tiesiog pirkdavau viską. Tai dabar dar nėra labai didelio širdies skausmo viską išmesti. Šitas tai aš nežinau, parodysiu kažkadas. Čia turbūt jau nusiplovęs net galiojimo tas laikas. Šitas aš jį turiu, čia toksai concealeris. Aš jį turiu gal 5 metus. Tikrai. Paskui tušas iš Kika galioja 6 mėnesiai. Dar čia rodys ir nerodys. Nerodo, nes fokusuoja. Žodžiu, 6 mėnesiai tušas šitas galioja. Reikia mesti, bet kaip gaila, metu. Jis vis tiek toks jau biškis katė buvo. Paskui dar viena pudra. L'Orealio Nude. Šita, jie galioja 2 metus. Atrodo, būtų gal ir gerai, bet kad aš ją pirkau prieš kokius 3 metus. Čia aš turiu vazeliną. Žinot, turbūt buvo kažkada labai didelė mada šitie EOS vazelinai. Žodžiu, nefokusuoja. Aha, o štai šitie. Ir jis nėra net atidarytas. Tai labai gerai. Nuo atidarimo galioja 36 mėnesius, tai 3 metai. Tai laikau šitą, laisvai būna čia. Čia paskui mano šešėlių paletės visokios. Aš net pamirštu apie jas buvau. Žinokit, kiek nesidažau, sakau, nepamirštu. Kiek galioja? 24 mėnesiai. Kiek aš čia gavau aš? Aš čia gavau Australijų pas ją, nežinau. Gavau žurnale kažkokiam berods. Tai šitą pasliekam. Paskui šitas iš Yves Saint Laurent nusipirkus buvo. Toksai, žokit, visi murzinim. Galioja 6 mėnesiai. 6 mėnesiai šitie šešėliai man jie labai patikdavo. Žodžiu. Reikia mest. Nu, bet gal dar nemes šešėlį, gal dar nieko nebus blogo. Nu, pasilieku šitas šešėlius. Ir paskui kiti šešėliai irgi bus baigęsis galiojimas. Tikrai bus baigęsis 12 mėnesių. Smokey Eye 17. Tokia paletė, man irgi labai patikdavo dažyti su ją. Tai, nu gerai, dar pasiliksiu. Šešėlis dar galima biškai paspeckioti, nėra čia toksai kažkoks šlapias produktas, kas tikrai būtų, ar ten kvapas net būtų pasikeitęs ir panašiai. Ir čia toliau mano teptukai. Teptukai lieka. Ir gerai, einam dabar prie kito. Niekada šiaip pūslelinės neturiu. Kažkada buvo man pūslelinė nušalusi lūpą, tai nusipirkau šitą. O dabar kiek jisai galioja, man parodykit? Rašo. Blistex. Blistexas. Iki jie galioja nerašo. Bet aš, man atrodo, praeitais metais pirkau aš galėjau. Tai dar pasilieku. Gerai. Tai šitas lieka. Toliau, turiu Waterproof iš Maybellino, nusipirkusi irgi, atsimenu, prieš Australiją nusipirkau Waterproof mascara. 6 mėnesiai galioja metu. Nereikia. Šlapias produktas, šepetėlis man nepatinka, Manhattano Soft Matte Loose Powder. Šita pudra, man, žinot, Manhattano šita pudra. Čia fiksuojama ten tas, būtent iš tos. Žinok, jeigu čia make-upo meistrės ar kažką, tai jūs čia ant manęs labai nepykit ir manęs nekeikit, nes aš iš tiesų, kaip ir minėjau, jau aš jau sakiau, prisipažinau, kad aš nelabai aš turiu čia žalio supratimo. Tai šitą pudrą aš gavau iš draugės dovanų, kai buvo mano 20 gimtadienis. 6 metai pudrytei savo. Savo pudrytę 6 metų savo turiu tik tai, ne? Nu, ką man jos reikia? 2 mėnesius galioja. Bet jinai pilna. Ta prasme. Nu gerai, dar palieku.
Nu, bet tai irgi tas toksai kaupimas, ne? Ar žiūrit Marie Kondo? Ar žiūrit Marie Kondo, tai yra Netflix'e moteris, kuri pasako ir padarė, kaip atsikratyti visų daiktų, kurie neteikia jums džiaugsmo ir kaip atsikratyti ir nelaikyti, nekaupti, netaupyti. Tai aš žiūrėjau keletą video, bet jeigu aš jau noriu pasilikti pasibaigusių galiojimų produktus, tai reikia man reiškia pasižiūrėti daugiau jo serialų. Šitas 12 mėnesių kal toks pravedimas. Ir aš atsimenu 12 mėnesių, pažiūrėkit. Nu, ta prasme, aš jį nusipirkau, kiek dalykė? Visas. Aš jį nusipirkau, kai man buvo, kai aš dar buvau universitete, nes man atsimenu, klasiokė papasako. Nu, žinokit, siaubas, ant kiek pas mane tas make-upas senas. Šitą atsimenu su draugėjom iš make-up store pirkom. Čia tokia pudra, tokia visai smaginai, graži. Aišku, 10 mėnesių galioja. Metu, žinok, tikrai metu. Atrodo, taip nenorimės, bet metu. 10 mėnesių galiojo, su draugė pirkau šitą pudrą, kai man buvo 19 metų, man atrodo. Ne, gal 21 buvo metai, ji buvo atvažiavusi į Angliją mane aplankyti ir atsimenu užsukom make-up store. Ir nusipirkom abi dvi tas pudras. Ir dabar Max Factorius čia irgi tokie šešėliai. Atsimenu, buvau šešėlių visokių prisipirkus varžybom. Kaip bikini fitneso varžybose dalyvavau, kad pasidažyti. Čia tokie šešėliai, tai šešėlius paslieku šitus. Po to šitas 24 mėnesiai šlapia šešėlis, toksai auksinis. Žinokit, atrodo, dabar važiuoriu, tokia spalvytė, čia nežinau, o toksai nieko irgi, bet atsimenu šitą šešėlį metu, ką aš su jo veiksiu. Aš šitą šešėlį pirkau, kai dar dirbau Rokui, Oblikse, Anglijai Šarde. Ir man bendradarbė papasako apie jį. Žinot, žinau visą priešistorę. Čia yra tokie šešėliai, labai, matot, vienintelis produktas, turbūt, kuris yra mano išnaudotas. Čia yra šešėliai iš Collection, turbūt, nežinau kaip čia vadinasi, šitą kompaniją. Collection tiesiog. Ir čia yra antakių šešėliai, tai man jie labai patiko ir aš visada jais dažydavausi, tai aš jos dar gal pasiliksiu, gal kada pasidažysiu. Nu, jie bet aš šitus pasiliksiu. Paskui čia raudoni, tokie labai ryškų šešėliai likę, tai jau čia turbūt kažkoks toks ryškus iš Barry M. Galiojimo laikas net nesimato, nes nustrynės, turbūt bus seniausiai pasibaigę. Paskui turiu Classic Beige iš Rimelio concealeris. Žiūrėkit, štai toksai mėginukas. 24 mėnesiai, tai 2 metai galioja. Man atrodo, žinokit, kad aš čia į naują gavau kažkur, žinokit, kažkur čia, iš mėginukų. Žurnalą gal kažką pirkau, paskui vėl Rimelio šešėliai. Tai žodžiu, aš čia praeisiu per savo visą kosmetinę. Šitas pieštukas, jis galioja, kiek jis galioja? 12 mėnesių, o jam kokie Max Factorius. O šitam pieštukui, žinokit, turbūt kokie irgi 7-8 metai. Nes atsimenu, aš pirkau dar iki mokyklai buvau, nes mano klasiokė turėjo ir man labai patiko. Čia tai iš viso aš neatsimenu, kažkur iš mamos gavau kosmetinės. Čia vaseniena, čia jau iš viso antikvariatas turbūt. Ir jisai yra toksai, parodysiu, toksai blizga šiek tiek, ne, toksai. Tai aš juo tepdavusi šičia viršai. Būdavo tokius pasidarydavau, bet irgi mesiu. Nėra čia ko. Mažiau daiktų. Ir dar greitų metų išsikrausiu, turėsiu šitos vietos, tai kraustysi kai kur kitur irgi naujienos, tai laukit ir viską, aišku, be abejo nufilmuosiu, jums pamatysit. BBI Roll-On. Šičia irgi toksai makijažiukas. BB man labai patikdavo Garnier šitie kremai. Ir aš jį po akim tepdavausi. Ir žinot, kodėl aš nusipirkau šitą po akim teptis? Ogi todėl, kad paklausykit, koksai influencinimas, ar ne? Mano draugė kažkada ir jinai turėdavo tokius maišelius po akimis. Nu, važiuokit, ar aš turiu maišelius po akim. To prasme, neturiu. Ir aš jau niekada neturėjau. Ir man sakydavo, o tai tu nesitepi po akim kremo jokio, nu, concealerio kažkokio ar kažko. Sakau, ne.
žinok, reikia, sako, nes jau mes vis tiek, jau čia jaunyn einam, tai sako, reikia jau iš karto pradėti kažkaip teptis ir kiek mums buvo, 20 metų ar 19. Ir sakau, ne, aš niekada nepagalvočiau, čia tik tai, kai jau vyresnė būsiu, gal jeigu ten atsiras raukšlių, sako, ne, jau reikia iš anksto. Ir aš kažkaip paėmiau galvą ir galvoju, nieko tada nesakiau, bet tai reiškia įtaką padarė, tada jau kažkada ir nusipirkau. Tai aš jį metu, nes man nereikia. Nes, tarp kitko, irgi jam kokie 5-6 metai. Kiko irgi permat tokį smėlio spalvo šviesi labai spalvytę akių šešėlį. 24 mėnesį galiojam. Aišku, pasibaigęs Kiko vėlgi dar vienas šešėlį tokie juodi su melsvu lengvu atspalviu. Su blizgučiais tokiais. Čia net nėra galiojimo laiko. Ir paskui Kiko tamsiai rudi. Paskui, nusipirkus iš Maybellino buvau, pažiūrėkit pudrą. Pažiūrėkit, koks atspalvis. Čia mano varžybam buvo. Tai metu. Ir paskui primerį turiu. Nusipirkus primerį buvau. Primerį šitas galioja 12 mėnesių. Irgi nusipirkau primerį, nes pasiskaičiau ir atsimenu, Milita, kai pasakojo, ten sako, kad čia gerai su primeriu ten, ir pasakojo, kokį primerį naudoti ir taip toliau. Tai aš, žodžiu, radau tokį Maybellino Max Factorius, atsiprašau, ir nusipirkau. Irgi pasibaigęs galiojimas, tai išmėsiu. Ir paskui kas čia? Ai, čia dar, mėgintuvėlis, manau, pažiūrėkit. Tas, kur makaluodavusi pudras varžybom savo. Tai žinokit, iš tikrųjų, jeigu įdomu, kad merginos, kurios galbūt ruošitės varžybom, tai pasižiūrėkit mano senus video ruošimas varžybom. Ir aš tenai dažiausi ir aš ten rodžiau, kaip dažiausi ir ką dariau ir panašiai, tai jūs galite kažkokių tai idėjų pasisemti. Tai gerai, dabar iš pilnos kosmetinės paliko va tiek. Ir tai visi pasibaigė ir šešėliai čia. Ir šešėlis dar pasilieku, nes man kas įdomiausiai būdavo petikotis. Ir žinokit, dabar dalis ta, kurios aš labai nelaukiau, todėl kad aš lūpdažius labai mėgstu. Bet, kaip ir sakiau, nuo pirmadienio iki penktadienio aš su jais nesidažau. Ok, tokia irgi išeigai. Išeit kažkur visai nieko, tai žodžiu nėra nieko. Tai pasilieku jį. Nėra užrašyta datos. Paskui Victoria's Secret turiu tokį. Irgi nėra veganiška, sakau, visa kosmetika neveganiška. Bet jis nėra net atidarytas. Tai kažkada čia Anglijai, kai buvo prieš man atvažiuojant kažkokios nuolaidos, tai aš jau daugiau nusipirkau. Ir jisai net neatidarytas, tai aš jo net nečiavinėsiu. Šitas atidariau iš tikrųjų prieš kelias dienas, tik tai gavau dovanų nuo Konoro mamos. Ir vėlgi, kaip sakau, jeigu man kažkas padovanoja kažkokios tai kosmetikos ar kažko, ir ji nėra veganiška, tikrai nebus taip, kad oi, nenaudosiu, čia neveganiška. Aš tikrai neatmėsiu dovanos. Bet pati aš niekada nepirksiu neveganiškų produktų. Šitas lūpdažis, jam yra tokia spalvytė, jam yra irgi jisai Kate. Va šitie varimelio man labai patikdavo ir aš jau turiu keletą net nusipirkus tokielą. Su kryptų kampu. Mano buvusi bendradarbė irgi man apie jos papasakojo, sakė patys fainiausi ir man jinai parekomendavo ir aš nusipirkau. Tai jie 30 mėnesių galioja, aišku, jau čia galiojimo laikas pasibaigęs. Man reikia mesti turbūt, ne? Bet tokios fainos spalvos. Na gerai, metu šitą metro, tą tamsų, vienetinį mest. Kaip gaila man, nes man lūpdažiai irgi silpnybė tokia. Aš prispirkus, tai sakau, visas šitas pilnas irgi vairiausių lūpdažių. Blizgis paskui irgi iš L'Oreal Paris. Šitas toksai. Toks įdomus. Nu, dar pasilieku, nes nėra datos. Skaitykim, kad ką tik atidariau ir galiojo 5 metus. Iš tikrųjų pirkau prieš 3 metus. Paskui Victoria's Secret. Va šitą naudoju, 12 mėnesių galioja, tai aš jį panaudoju, iš tikrųjų reikės šiandien užsidėti. Bet šiaip man tie blizgiai, jeigu aš einu palaidais plaukais, jie jas papučia ir prilimpa ir man imti, tai labai erzina. Bet kad gražu, tai man gražu pasidažyti lūpas. Man toksai puošmena, ypatingai raudonas lūpdažis, tu gali atrodo visiškai be dažų būti su kažkokiu tiesiog dieniniu kremu ar kažkuo ir lūpas pasidažai rausvai ir jau duoda jau tau tokį išeiginį įvaizdį. Šitas va labai daug kas klausia manęs, iš kur šitas. Čia va labai dažnai dažiausi, kaip tik ruošiausi bikinio fitneso varžybom. Jis galioja 3 metus.
Tai aš dar jį galiu naudoti. Jis yra matinis ir labai sunku iš tikrųjų yra nusivalyti. Aš jį pirkau kažkokiam tai turgui vietiniam. Tai nebus kokybė pati geriausia, bet aš jį pasilieku dar. Nes toks tai nieko, žinot, kaip pasidažai, daugiau nereikia tepliotis, bet labai būna sunku paskui jį nusivalyti. Paskui dar šitas irgi nesu atidarius, tai labai džiaugiuosi, kad neatidariau. Victoria's Secret, toksai lūpdažiukas, tai aš jį pasilieku. Šitas jau yra atidarytas, toksai labai lengvas, bet aš jį pasilieku ar išmes. Išmes ir pasilieku, bet jau tokį įdomų kvapą turi metu. Victoria's Secret šitas, Victoria's Secret kiek prispirkus, ar ne? Dar geras šitas, reikia pauosti, reikia dar iš tikrųjų pauosti, nes būna tokie jau po to kvapą turi. Ne, šitas dar gerai kvepia. Permatomas Balm Action Moisture Effect 3D. Nu, toksai permatomas visiškai. Čia yra iš Bourjois Paris. Bourjois, nežinau kaip tarėt. Ir paskui Almay. Tokie lūpdažiai labai lengvi irgi, aš jau buvau nusipirkus keletą, neatsimenu irgi iš kur. Kažkur iš turgus, ten buvo Anglijai, Dagenhamo turgui gal ar kažkur. Tai tiko ir patiko. Čia yra Lancome. Lancome. Murzinas visas. Man draugė padovanojo. Draugė padovanojo, sako, man nepatinka ir man netinka, jisai toksai tokia spalvytė, visai graži. O dabar suprantu, kad visas merginos rodydamas makiažą uždengia taip ranką. Greičiau sufokusuoja. Ir paskui irgi tokia spalva. Irgi, jeigu numato tokie rausvi, visokie atspalviai, tai man labai patikdavo ir tikdavo. Tai šitas aš galiu mest, nes bus jau tikrai pasibaigęs. Ir va vėlgi dar vienas rimelio. Mano šitas buvo vienas iš mėgstamiausių, aš jo nemesiu, aš jį pasidėsiu kažkur, kad aš atsiminčiau. Va, žiūrėkit, ir matot, tikrai kad vienas iš mėgstamiausių, labai dažnai dažydavus. Tokia spalvytė. Ir jį vadinasi, kaip vadina šitas spalva? Nežinau, neparašyta. Nu, žodžiu, 8 numeriukas. Nu, va, pagal numeriuką, o ne pagal pavadinimą. Ir šita, ir va dar vienas Almay, ten tas, kur pasakau. Šitas yra šiek tiek šviesesnis. Tai irgi labai. Kvapas jau toksai metu. Gerai, nereikia žiūrėti atgal. Čia Marc Jacobs. Irgi labai patiko man šitas. Labai ir gražus, ir skaniai kvepia. Man padovanojo buvusio boso draugė. Atsimenu. Irgi toksai magnetinis įdėkliukas dar. Labai lengvas. Reikia pasidėti ir juos pradėti naudoti vėl. Tikrai. Ką aš čia dabar? O būna, einu į parduotuvę, pasižiūriu kažkokiu blizgesiu ir vėl noriu nusipirkti. Dar vienas Victoria's Secret, nenaudotas. Ir va turiu pieštukų. Pieštukų. Va tokius, tieko visokių pieštukų. Tai man reikia tiesiog va MAC Makeup Store, tamsu šitas MAC. Šitą Makeup Store pirkau kartu su šitu blizgiu. Šitam blizgiui. Ne blizgiui, lūpdažiui. Tai pasiliksiu. Gerai, tai va. Tiek lieka. Visiek ne visi pasibaigė. O tuoj parodysiu, kiek išmėsiu. Tai čia viską metu. Šitus. Na tai va, mielosios, tiek bus šiandienos video. Ir labai tikiuosi, kad jisai jums patiko. Jeigu norite, mano, kaip ir sakiau, kažkokį dienos rutiną, kaip aš dažausi ar kaip ruošiuosi kažkur out, kaip dažausi, puošiuosi ir panašiai, pasiruošk su manimi, tarkime. Jeigu norite tokios idėjos video, tai leiskite man žinoti komentaruose žemiau. Ir taip pat jūs galite sekti mane Facebook ir Instagrame misfit.lt. Ir susitiksim tada kitą kartą. Ačiū labai ir ate.